Labas vakaras, Futbolo TV pradeda tiesioginę transliaciją iš Marijampolės. Čia netrukus susitiks Marijampolės Sūduvos ir Tauragės Tauro klubai. O favoritai, aišku, kad yra šeimininkai. Favoritai yra Marijampolės Sūduva, kuris šiandien vilkės šviesią aprangą. Kodėl? Na, viskas ir taip labai paprasta. Sūduva turnyro lentelė yra aukščiau. Per 10 rungtynių Sūduva iškovojo 13 taškų ir yra 5, o tuo tarpu Tauragės Tauro komanda per taip pat 10 rungtynių savo sąskaitoje turi vos 4 taškus ir turnyro lentelėje žengia pačioje paskutinėje pozicijoje. Brokas su Baranovskiu. Baranovskis. Baudos aikštelėje, jo perdavimas. Ataka to nesibaigia. Valskis. Čia Basičius gali pramušti iš tokio taško. Ojojoj, virš vartų. Į sodą galvą. Čia bus smūgis ar ne? Dar kartą arčiau vartų ir Mantvydas Eizavos neįsimuša į savo vartus. Geras perdavimas. Brokas vienas prieš vartininką, jo smūgis. Vartininkas žaidžia patikimai. Čia ranka žaidimas. Redesma. Ir 11 metrų baudinys skiriamas. Panašu, kad skiriamas 11 metrų baudinys. Įsibėgėja. Smūgis 1-0. Ramiai užtikrintai Nerijus Valskis atidaro komandos įvarčių sąskaitą šiose rungtynėse 24 minutę. Ledesmas, tuoj koks perdavimas. Valskis, jo smūgis. Ir čia jau gali būti pavojinga. Vienas prieš vartininką, nuošalės nėra. Valskis. Kuzinas kairė koja, gaunasi smūgis į vartus. Čia Valskis. Gražus žaidimas, geras perdavimas, Ledesma! Koks būtų gražus įvartis. Ledesmas, koks perdavimas. Brokas vienas prieš vartininką yra Valskis, tačiau čia 2-0. Čia 2-0, truputis sėkmės irgi buvo šiame epizode. Ir įvartis turbūt, kad bus įrašytas Audriui Brokui. O kaip atliko perdavimą Ledesma? Tiesiog bravo. Ir iš esmės dabar kaip ir Liekis atrodo, kad lietė tą kamuolį. Ir tai netgi labiau įvartis, nežinau, į savus vartus netgi. Ledesma į kraštą Valskiui. Valskis taip muša, kairė koja, netgi nežinau. Atrodė, kad iš pradžių tai bus perdavimas, bet gaunasi neblogas smūgis. Neblogas smūgis. Ledesma. Tai yra Ledesma, Brokas prieš vartininką, jo smūgis 3-0. Audrius Brokas. 57 minutė. Sūduva sako, easy win. No problem. Ledesma, jo smūgis, geras. Brokas, geras perdavimas, labai geras perdavimas. Arčiau vartų ir... Lukaševičiaus smūgis, neblogas, tačiau kamuolį Davidovas gaudo. Ledesma. Oi, koks perdavimas Valskis, pirmasis prie kamulio, Valskis, tušti vartai. Valskis. Ledesma, rikošetas. Jau atrodė bus 4-0. Šypsosi sėkmė dabar Matuzui ir visam Tauragiui. Ir rungtynės baigėsi 3-0 Sūduva sutriuškino Tauragės Taurą, kuris šiandien neturėjo absoliučiai jokių šansų ir jokių variantų.